Sveiki, gerbėmėjai, šeštadienio vakaras, o mes čia, žiūrėkit, O mes čia kodėl? Tuoj papasakosiu. Tuoj papasakosiu. Taigi, mes šiandien turėsime net 2 eterius. Jeigu Audrius Butkevičius dabar manęs nepertrauks, tai jūs jau sužinosite anksčiau negu jisai. Kas čia, kodėl mes čia taip susirinkom. Mes nusprendėm iš tikrųjų atskirti 2 dalykus šiandien. Tai yra komentarus, būtinus komentarus absurdams, kuriuos išdarinėjo toliau mūsų valdžia su tais vargšais 4 tragiškai žuvusiais mūsų pelkiai Amerikos kareiviais. Ir be abejo, mes turim tęsti istorijos kodą, o ten yra mūsų oligarchiato gimimas. Tai mes tiesiog atskyrėm į 2 gabaliukus, tai jūs, tik tai mes baigsim kalbėti apie tuos dalykus, kurie apie mus ir apie Ameriką ir apie tarifus, iš karto prasidės istorijos kodas ir ten mes šnekėsime apie skraidančią žemę, apie ir kitus svarbius dalykus, kurie suformavo dabartinį lietuviškai kapitalizmą ir jo veidus. Ten visokius rokus masiūlius. Kaip liepsit, gerbiama redaktorė, kaip liepsit? Va, taip ir bus. Tai va, tai dabar mes jau ir pradedam iš tikrųjų nuo to, kad aš tiesiog paraginsiu žiūrovus ne tik tai žiūrėti, bet ir dalintis, komentuoti aktyviai, jungtis į kanalą, prenumeruoti, mums jau liko visai, 9000 liko tik tai surinkti prenumeratorių, mes būsim 100 000 kanalas, tegul jie plyšta iš pavydo, nes, vis dėlto mes esam jėga ir mūsų čia yra daug ir dėl to tiek kartų OpTV pavadinimas ir Janutinės vardas šiandien visokiuose Delfiuose pas Tapiną. Tapinas jau dabar nežino, kaip pradėti laidą, išskyrus mano pavardę. Gerai, tai ačiū Tapinai. Tai mums, žinot... Tai ir mes nuo Tapino pradedam. Ne, mes nuo Tapino nepradedam. Kad buvo paminėtas vardas. Jau, dabar buvo paminėtas. Ja, nes jisai tiek daug mums skyrė dėmesio, reikia atsidėkoti. Crosspromas vadinasi. Tarpusavio tokia pagalba paviešinant, kad yra gyvas, žinokit. Ir tas, ir tas. Taigi, tai aš kviečiu jūs jungtis į kanalą, remti ir klausimus uždavinėti superčato būdu, tai yra nuperkant Janutinį dar vieną puodelį kavos. Važiuojam. Dabar aš tai nuo tokios įžangos kreivos pradėsiu, jeigu leisit. Na ir. Ir jinai yra tokia. Aš tai pasibaisėjau iš tikrųjų, matyt, čia senatvė yra, nes pasibaisėjau kartos cinizmu. Tos kartos, kurie atėjo valdyti Lietuvos. Visą savaitę atvirai buvo sakoma, kad iš 4 tragiškai žuvusių kareivių, sąjungininkų, amerikiečių, taip, tų, kuriuos mes ten keikiam visaip dabar dėl jų išsirinktų politikų, mes nepatenkinti. Bet kad numirė, tai mums tinka. Ir šitiegi numirė, kodėl aš sakau tinka? Todėl, kad ir Dovilė Šakalienė, o paskui ją ir Kęstutis Budrys pareiškė, kad klausykite, mes iš šitos mirties, šita mirtis mums bus naudinga užmesgant geresnius santykius su Vašingtonu. Noriu pasakyti, kad tai yra geriausia, kas juos galėjo ištikti. Taip, čia yra geriausia, kas ištiko Lietuvą. Jie taip traktavo visą šitą dalyką. Tai va, tai nuo to ir pradėkim. Tomai, jūs ten turite nuostabių citatų, platesnio konteksto viso šito reikalo. Kaip jums atrodo? Ir čia netgi buvo sugalvota, kad neaiškiom aplinkybėm iš tikrųjų tragiškai už poligono ribų, nevykdant jokios kovinės užduoties, žuvusius vyrukus reikia apdovanoti valstybiniais apdovanojimais. Va čia buvo toksai dalykas dar sugalvotas. Taip, tai čia gerbiamas ekscelencija, prezidentas tą pasakė anksčiau, kiek aš prisimenu, labai neseniai. Tas anksčiau buvo, jis pasakė, kad pas mus klesti 5 kolona, kurią galima atpažinti pagal vieną požymį. Jie sakosi esą Trumpo gerbėjai. Taip. Gal apsimestiniai, bet kas jūs žino, kurie yra. Aš ne čia. Taip, kurie čia tikri, kurie čia apsimestiniai, kas gali pasakyti. Jeigu esi Trumpo gerbėjas, tai esi jau įtariamas, kad esi 5 kolonos. Taip. Tai, nes čia atskiro tyrimo reikia, ar ten apsimestinis ar ne. Tai čia buvo požymis 5 kolonos Trumpas. Ir štai staiga įvyksta ta nelaimė. Ir dabar ponas Nausėda pasako, kad juos už kažką reikia apdovanoti valstybiniu apdovanojimu. Aš priminsiu, tai yra arba medalis, arba ordinas, jis nepatikslina. Taip, tai kuris ir medalis suteikiamas yra už nuopelnus, kaip pasakyta įstatyme, ordinas už didelius nuopelnus. Tai
nežinau, kokį čia nuopelną jis išvelgia to nelaimiai, nu, bet štai čia turbūt yra skirta, reikia suprasti santykių su Amerika gerinimui šitoks keistas žingsnis. Na, o gerinant santykius galbūt buvo žymiai protingiau nesakyti, kad 5 kolonos požymis yra pritarimas Amerikos prezidentui. Tai tiesiog nepasakius, ten būtų už visus tos ordinus žymiai labiau pagelbėta Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiams. Nesikišant bent jau į tai, mes galim ten patikti, nepatikti tas Trumpas, koks skirtumas. Tai yra amerikiečių pasirinkimas, mes turim su juo gyventi, ar ne? Tai mes turim jį pripažinti ir mažiausiai gerbti kaip pasirinkimą. Bet tai mes galėjom, pavyzdžiui, Bideną kaip Tichanovskają turėti pas save. Galėtumėm išsikviesti, mesgi kolekcionuojam šitos pralaimėjusius. Ten nėra taip blogai. Bet gali būti, jam skyrė ten kažkokį tai... Politinį prieglobstį? Jo. O taigi mes, ponas Bidenas, tai mes turim daug jų. Mesgi juos kolekcionuojam, tuos tokius įsivaizduojamus prezidentus. Ne, tai jie ten, Amerika turi daug gyvų prezidentų, ten jie gana dažnai keičiasi, visgi demokratinė šalis. Tai jeigu mes, kadangi ten dažnai keičiasi prezidentai, tai yra labai pavojinga santykių su Jungtinėm valstijom grįsti tuo, ar patinka ar nepatinka mūsų prezidentas. Tai labai dažnai gali atsitikti taip, kad nepatiks, ar ne? Tomai, pavojinga aplamai pasitikėti Jungtinių Amerikos valstijų politiką, kaip po tokį ir jos tęstinumu. Nes vos tik tai pasikeičia prezidentas, pasikeičia ir politika, ką mes matom dabar. Ir ta naujoji politika gali būti mums absoliučiai pavojinga. Todėl tikėtis, jog Jungtinės Amerikos valstijos ir geras dėdulė iš Amerikos ateis ir išspręs visus mūsų klausimus, gali tik visiškas idiotas. Ne, tai bet gerai, kai jis bent jau sako, kad išspręs tos mūsų saugumo klausimus, nes jau vien tai mus gina. Bet štai, kai jis taip nesako. Tai kodėl? Jis nesako, kad NATO ten paleidžia ar ką. O sunki kaiminystė, bet mes esam jiem įsipareigoję. Spėliu, o kaip jisai turėtų sakyti? O kaip jisai turėtų sakyti? Kaip mums tiktų? Ne, tai mes galim... Žiūrėk, Rūta. Yra NATO sutartis. Yra Jungtinių Amerikos valstijų įsipareigojimai parašyti ant Lietuvos rotušės. Jis turi laikytis šitų įsipareigojimų. Bet kas jis nesilaiko? Pakol kas absoliučiai neaišku, kaip jisai elgsis bet kuriuo atveju. O kaip jisai turėtų tai pranešti Audriui Butkevičiui? Ne, jis turėtų pranešti ne Audriui Butkevičiui, o, sakykime, Europai, Lietuvai, NATO, jog jis jau toliau tęsia savo įsipareigojimus. Pakol kas jis to nedaro. Jis pakabina viską absoliučiam neaiškume. Žiūrėkit, tai yra, sakykime, galbūt ir nepasako jis ten ko nors, bet jis nepasako ir kad netęstų su įsipareigojimu. Tai mes neturim būti tie pirmieji, kurie pasakys, o jie netęs, taip? Bet mes jau 15 kartų pasakėm. Va čia tu teisus. Mes neturim nuspręsti už Trumpą, kad jis nesilaikys savo įsipareigojimų NATO. Taip. Čia yra svarbus momentas ir šitoj vietoj dar mes pasukime atgal į pelkę. Atgal į pelkę, nes toj pelkė, už tos pelkės nuopelnus, va čia jau reikia iš tikrųjų Audriaus Butkevičiaus tokio prisiminti tiesiog kaip krašto apsaugos ministro. Dabar sugalvojo, yra svarstomas toksai dalykas, prezidentas pranešė, kad suteikti valstybinius apdovanojimus tiems neiškiom aplinkybėm žuvusiems žmonėm. Nes mes labai ten jau stengiamės, nes mes ten taip kažką tai darėm. Aš gaunu laiškus, aišku, aš nežinau, už ką pirkau, už tą parduodu, aš ten galiu papasakoti, aš galiu paskaityti tos laiškus, kokius aš gaunu iš žmonių, neva kalbėjusių su tais, kurie dirbo ten, tai labai prieštaringos žinios iš tikrųjų eina iš tos vietos. Tokie dalykai, kad pavyzdžiui, neva, sako, žmogus, kuris bendravo, tarėsi bendravęs, bet jisai turi vardą, pavardę ir taip toliau. Jisai sako, kad ekskavatoriai, kurie ten dirbo toj pelkėj, pavyzdžiui, toksai epizodas, ne? Jie nebuvo operatorius, to žmogaus, kuris konkrečiai šituo ekskavatoriu moka dirbti. Todėl 2 paras dirbo vienas žmogus, kuris iš tikrųjų moka ne su tuo ekskavatorium, kuris ieškojo žmonių, bet su tralu kažkokiu tai dirbti. Nebejaunas žmogus sakė, kad 2 paras dirbo už to ekskavatoriaus.
aš iš tikrųjų, aš skaitau laišką, iš tikrųjų, tokį, jisai nėra patikrintas, tai nėra patikrintas dalykas, bet tokiais dalinasi žmonės dalykais. Va, ir jisai 2 paras dirbo be sustojimo, jisai jau skundėsi, kad jam viskas, tarpsime, jam akyse dvejinasi, jau 2 paras šitą dalyką darant. Va, ir dar jisai sako tokius dalykus, kad nariai kabino 2 kartus, nes 1 kartą užkabino ne už tam skirtos vietos. Vienu žodžiu, ten buvo labai prastai organizuota, darbai ne kartas stabdomi, įmonės, kurios dalyvavo tame, patyrė nuostolių, nes specialiai ruošė savo ekskavatorius privačius šitiems visiems dalykams. Tai yra netgi Dovilytė, kuri ten selfius kabinosi savo šitoj nelaimės vietoj, jinai nesugebėjo organizuoti reikalų. Maža to, kai dabar Artūras Orlauskas pasidalino, galima pasinueiti ir surasti tą video, kur tiesiog pasakoja generolas amerikietis, kaip iš tikrųjų vyko tie darbai. Tai pasirodo, niekas čia Lietuvo, visi inžineriniai sprendimai, kurie vėliau atėjo ir kuriais buvo vadovaujamas, atėjo iš kažkur tai ten Viskonsino ar dar kažkur, tai jisai ten pasakoja, jie turi inžinierių grupę, jai siuntė visą laiką duomenis iš tos įvykio vietos ir jie ten tie inžinieriai per visą Atlantą dirigavo ir siūlė tuos sprendimus techninius, kaip vis dėlto išlupti tą visą milžinišką mašiną iš tos pelkės ir kaip ieškoti žmogaus. Ir tas žmogus 4 buvo visiškai kaip čia aiškina, užkabinę už kojos ekskavatoriaus kasimo dantimi, ištraukė tiesiog iš pelkės. Paskutiniu momentu jau būtų nutraukę tos paieškas visas. Netyčia visas tas įvykę. Bet aš sakau, šitą dalyką tikrinsim, ieškosim ten tų visų žmonių. Aš ten tiesiog kviečiu tuos, kurie dalyvavo šitame viso gelbimo operacijoje, jeigu jie nepriversti yra pasirašyti ten kokią nors konfidencialumo sutarčių, tai jūs papasakokit, kaip iš tikrųjų buvo, nes dabar šitą vis daro iš to cirką tokį, kad jau koktu darosi. Rūta, žiūrėk, pradėkim nuo to, kad tokioje situacijoje visada turi būti aišku, kas yra pagrindinis krizės sprendėjas, kas yra pagrindinis organizatorius darbų. Tai dabar mes iki šio momento ir nežinom, ar tai buvo patikėta Lietuvai, ar amerikiečiai patys tą darė. Suprantat, kas yra tas asmuo numeris 1, kuris priima visus sprendimus. Dabar susidaro toks vaizdas iš to, kas čia yra pateikiama viešumoje, jog tai buvo ministrė Šakalienė. Priedo tai buvo vienas Lietuvos kariuomenės pulkininkas, kuris iš Lietuvos pusės tą darė. Bet ar iš tikrųjų amerikiečiai patikėjo, kad visus sprendimus priiminėtų šitas žmogus? Man atrodo, kad pagal tai, kas ten įdėtas tas video su tuo Amerikos generolu, tai ten apie lietuvius sakoma gerai, ten padėjo kelius, ten nutiesė iš tikrųjų infrastruktūrą, logistiką kažkokią. Bet žiūrėk, einam toliau. Mums neaiškus kiti dalykai. Kokią misiją vykdė šitie kariškiai? Supranti, kodėl jie atsidūrė už poligono ribų? Kokias mašinas jie vyko ištraukti? Kur tos mašinos? Supranti, čia yra labai daug... Finale parodė tokią labai švarę, neįtikėtinai. Ten dabar yra nuotraukos visiškai švaraus automobilio. Tu kalbėjai apie M88, apie iš pelkės ištrauktą mašiną. Taip, bet jinai švari kaip atrodo, kaip iš parduotuvės. Nuplauti, galima nuplauti. Bet klausimas yra kitas. Supranti, kodėl šitą mašiną atsidūrė pelkiai? Yra, tai, ką mes čia kalbėjom, supranti, yra pasakojama, kad jie vyko gelbėti kitų amerikiečių technikos. Taip. Supranti, bet tai... O kur tie? Tai kur ta technika? Kodėl jį reikėjo gelbėti? Kas čia per misiją buvo? Supranti, čia yra pagrindiniai klausimai. Ar tai yra mokymai? Ar tai yra mokymai kartu su Lietuvos kariuomenė? Ar tai yra kažkokie tai kiti atskiri amerikiečių veiksmai? Vat visa tai yra už kadro šiuo momentu. Ir todėl mes negalim atsakyti į šitą klausimą. Supranti, ar tuos amerikiečius reikia apdovanoti, ar jie kažką tai darė. Galbūt prezidentas kažką tai žino daugiau, bet jeigu žino, tai kodėl jisai nesako?
Tai ne čia- jūsų reikalas chalopai vadinasi. Ja, jeigu ne mūsų reikalas, tai mūsų reikalas tokia atveju pasijuokti iš prezidento. Ką mes ir darom. Gerai, tai šiuo atveju, už kokius nuopelnus yra duodami tokie apdovanojimai? Nes aš jau žmonės... Neaišku, kas tai per apdovanojimas. Nes yra žmonių visi- žuvusių, visi- lietuvių žuvusių įvairiuose karuose, misijose yra, bet niekas jų nelaidojo su tokia pompa, kaip tai, jų laidojo. žiūrėkit, tai yragi, paimkim, kad ir pačią Ukrainą, kur ten tikrai daug žūsto žmonių, tai juk ne visi ten dėja didvyriais ten pripažįstami ir kaip. Aišku, jie bendraja prasme yra didvyriai, bet čia yra rimta kova ir su aišku tikslu ir taip toliau, o čia yra paprastas, nelaimingas atsitikimas, bent jau iš to, ką mes žinom. Žiūrėk, pradėkim nuo to, kad Lietuvoje yra įprasta visus ten fotelinius ir sofinius kariškius apdovanoti Vyčio kryžiais. Tai yra grinai kovinį ordiną. Kovinį ordiną. Ir jeigu tu pažiūrėsi į tą visą labai gausų lietuvišką generalitetą, Tai visi jie yra. Tai jie visi yra partizanai pokario. Jie visi yra apkabinėti tokiais ordinais, kokių negavo, reiškia, kovose dalyvavę Lietuvos partizanai. Bet ir Brežnevas yra, manau, gavęs visus tokios rūšės ordinus ir medalius. Bet žiūrėk, tai dabar sekant šitą logiką, amerikiečiai taip pat turi gauti kovinius ordinus. Taip. Ir galbūt jie bus kur kas labiau nusipelnę juos gauti, negu ten tas lietuviškas generalitetas, kuris ten ant sofkutės sėdėdamas už kažką tai gavo kryžius. Supranti, Vyčio kryžius. Ten ir Lietuvos politika jos yra gavę, kas tik tu nori. Supranti, šitos visos valdžiukės jos taip nuvertino Lietuvos apdovanojimus ir tos pačius Vyčio kryžius, jog tikėtis, kad dabar bus pasielgta kitaip šituo atveju, aš nenorėčiau. Aš manau, kad tai bus ir padaryta. Ko gero yra dar vienas blogesnis atvejis, tai čia garsus Grybauskaitės apdovanojimas Fanijos Brancovskajos, kuri dalyvavo bent jau tam būry, kuris žudė taip Kaniūkų kaimą ir gavo ordiną už nuopelnus Lietuvai. Už nuopelnus Lietuvai. Tai, nežinau, kokiai Lietuvai, gal tikriausiai tarybų, bet gavo dabar, faktiškai dabartiniais laikais, Grybauskaitės laikais. Ir yra, iš tikrųjų, žmonės dalinasi tokiais, aišku, čia GTP surinktais duomenimis apie žuvusius Afganistane, Kosove, Irake. Visose tose misijose yra žuvusių Lietuvos karių. Ir, pavyzdžiui, ten sprogos mina, ten žuvo atakos metu, žuvo, kai patrulių užpuolė Talibaną, žuvo per ataką, žuvo karinėje bazėje Afganistane, žuvo sprogos ant minos, žuvo ten avarijoje, pavyzdžiui, vykdydamas Kosove misiją. Taikdarišką. Ir tokių dalykų... O ten jie gal gavo kokius nors apdovanojimus? Ne. Tie žuvusieji, aš tikrai negaliu pasakyti, ar jie gavo ar ne, bet pavyzdžiui, pratybose lygiai taip pat ir pratybose žuvusių yra. Ar jie gavo afganistanietiškus apdovanojimus? Aš nežinau. Sakykime, galėtų gauti lietuviškus, nes Lietuvos pasiusidė. Bet pavyzdžiui, per pratybas žuvusių lietuvių irgi yra, bet aš nesu tikra, kad jie yra apdovanoti ko nors. Žiūrėk, Rūta, aš nemanau visų pirma, kad žuvusių žmonės apdovanoti yra blogai. Ne, tai viskas Jie gerai. buvo Lietuvoje, jie atliko savo šalies užduotis, jie čia žuvo, tai jiem pagarbą reikia parodyti. Supranti, bet tas toks iš Lietuvos pusės einantis neaiškumas, visų pirma, jis įveda ir sukuria visas problemas. Atsakykit mums į klausimą. Ką apart to, kad jie čia, reiškia, buvo Lietuvoje ir atliko savo kaip NATO sąjungininkų pareigą, ką jie veikė už poligono ribų? Supranti? Čiagi turi būti nuopelnas. Nuopelnas turi būti. Gandų sklinda Nuopelnas, ko gero, nėra nei kontrakto su kariuomenė pasirašymas ir dalyvavimas joje, nes tada turėtų kartu su kontraktu užduoti
ordinus ir Medalių, jo. medalius. Nuopelnas nėra, mano supratimu, ir nuskendimas pelkė. Tai yra tragedija, tai yra... Tomai, gal tie vyrai yra visiškai verti, bet kokį, ir galbūt pačių didžiausių apdovanojimų, mes nežinom. Mes nežinom. Bet jeigu... Mes nežinom, bet apie tai reikia pasakyti. Bet jeigu yra kokia nors slapta misija, tai paprastai apdovanoja slapta. Ne? Jeigu vykdė slaptą misiją, Kaip, tai... kaip gerbiama Landsbergį. Jo. Ne. Jo? Ne. Nežinau. Atskleiskite, labai įdomu. Nes jeigu vykdė kažko, gal kur nors Maskvoje gavo apdovanojimą, bet kažkas tai gavo, pavyzdžiui. Nu, tarkime. Aš šitą progą papasakosiu istoriją. Ne? Taip. Vėl nukrypsim į šoną, bet labai įdomu. Ja, bet labai įdomu, nes Taip. amerikonai buvo padovanoję tarybiniam, reiškia, savo draugam specialų laikrodį, kuris buvo, nu, kaip dovana pakabintas salėje, kur buvo suteikiami labai slapti apdovanojimai. O apdovanojant visada yra įrašoma, už ką yra Taip. apdovanojimas. Taip. Suprantate, nu, ten negali būti parašyti taip, apdovanojimas už nuskendimą pelkėje. Žinai. Taip. Ne, ten turi būti parašyta, jog vykdė Vykdant tokią ir tą tokią misiją. misiją, supranti, tokį ir tokį įsakymą, supranti, žuvo ir panašiai. Ne? Tai va, tai amerikonai labai